Sveiki, aš esu Nerijus Kesminas, kuriam šiame čempionate sekasi spėti rezultatus labai sunkiai. Tai yra galbūt ir blogai klausyti manęs, bet kita vertus jūs galite paklausyti ir padaryti priešingai. Galbūt atspėsite. Italija-Kroatija. Italai nustebino stipriai. Tuo, kaip sužaidė su ispanais, galima buvo tikėtis, kad tai bus daug blogiau. Kroatija nustebino tuo, kad įmušė daug įvarčių, bet bent jau 2 iš 3 buvo, švelniai tariant, ne visai logiški. Ir turint galvoje visą tai, reikia manyti, kad tose rungtynėse, juolab, kad ir vieniems ir kitiems tai lemia nemažai, italams ypač, turbūt įvarčių nebus daug. Vėlgi prisimenant ir italų, ir kroatų rinktinės žaidimo stilių. Ir jeigu mes manytume, kad tai bus 2 įvarčiai ir nedaugiau, tai yra santykis 1,60. O kalbant apie pačią baigtį, sakyčiau taip, italai laimės. Pagal tai, ką mačiau rungtynėse su Ispanija, sakyčiau, kad italai laimės 2,25. Bandykite, spėkite ir jeigu netikite italais, galite susilaikyti nuo to, bet iš tikrųjų manau, kad Italija šioje situacijoje yra favoritė. Ispanija, Airija. Iš Airijos galima buvo tikėtis daugiau rungtynėse su Kroatija ir turbūt tas atvejis, kai startas buvo labai svarbus. Dabar kalbėti apie airių galimybės yra sudėtinga, juolab, kad jie žaidžia su pasaulio ir Europos čempione Ispanija. Ir turint galvoje ispanų galimybės, potencinės, galimybės įmušti, galimybės nepraleisti, galima prognozuoti, kad Ispanija laimės ir laimės ne vieno įvarčių skirtumų. Galima prognozuoti, kad tai bus 2, o galbūt ir daugiau. 2 įvarčių skirtumas, santykis yra 2,15. O jeigu ieškotumėte galimybių atspėti tiksliai, siūlyčiau 2-0. Tiesiog Ispanijos naudai, nes vargu ar airiai sugebės įmušti ir vargu ar ispanai įmuš mažiau negu 2.